Pradedu ryte 5:30 ateinu ir tamsu, vakare eiti pasivaikščioti tamsu, baimė, kai tu būsi užpultas. Bet džiugina tai, kad tame parke yra žmonės, kurie ryte bėga prieš darbą ar vakare. Ir kai matai šeimas vaikščiojančias, kai matai jaunas mamas stumiančios vežimėlius, arba dabar besikarstančius vaikus ant naujai įrengtos tos pradėtos aikštelės renginių. Ir atrodo, kad tikrai yra būtinas dar parkas, daug trokštančių čia ateiti. Ne į tą aikštę su plytelėmis, su brangiais suoliukais. Aš niekada nesėdėjau ant jų. Nesėdėsiu ir prie poliklinikos suoliukų, nes ten nėra gamtos. Ten yra tik betonas. Ir mano pinigai asmeniniai, mano mokesčiai yra leidžiami tuos dalykus. Manęs niekas neklausė, ar aš jo noriu. Aš norėjau parko, nes ir savo kieme girdžiu, kaip gegutė kukuoja parke. Ir malonu praeiti. Tiesiog iš kur sugrįžęs džiaugiesi, sugrįžęs į garštus tų žalius. Bet dabar man liūdna. Tas laikraštis, kuriame rašo spalio 3 dienos Gargždų bendruomenės užmojis daugiafunkcis sporto centras. Stendas pastatytas. Kiek mačiau dešimtis, o gal 100 žmonių sustojančius prie šito stendo. Ten nutrepta žemė, ar einantis pasivaikščioti, ar einantis į mokyklą dalyvauti rinkimuose. Jie sustoja, žiūri, analizuoja, visi tikisi to centro. Ir kaip akmuo, su akmeniu per galvą, pasakyta, kad čia nebus, kad jį reikia Petro Cvirkos gatvėje pastatyti baseiną, kad nereikalinga nei sporto salė, maniežas, kad be viso šito galima apsieiti. Liūdna, aš esu kartu ir supykusi, moku mokesčius. Neturime erdvės, kur paprasčiausiai galėtumėm su draugu susitikti, kavos puodelį išgerti, kur kiekvienam būtų sava erdvė. Tame plane, kurį matome stende, aš matau vietos viskam, visiems. Ir netrukdysim vienas kitam. Ir pasidžiaugsim. Tiesiog, kas vienišas pajus kitų žmonių bendrystę. Ko tik ieškos, viską ras. Taigi niekada nemačiau nei vieno savivaldybės tarybos nario, kad vaikščiotų. Nemačiau jų sėdinčių, nebent atėjusių į talką, kai buvo kertami medžiai. Tiesa dėl tos talkos, bet ta talka gimė ne savivaldybės narių norų, o bendruomenės narių norų, kai čia rinkosi žmonės. Ir jeigu ne bendruomenė, tai iš tiesų tylos oazė būtų pasiekusi netgi pačią savivaldybę. Ten sėdintis kabinete, jei nebūtų iškirsti medžiai ir krūmai, būtų paukščiukai nutūpę ant jų palangių. Todėl aš manau, kad nenoras pastatyti šito, įrengti šito daugiafunkcio centro joje yra paslėpti kažkokie kiti užmojai. Gal ne laiku, ne vietoje ir ne tie žmonės kuria savo veiklos planus.